Visi, mano vardas yra Kornelija ir čia yra mano pirmas video. Ir pasirinkau jį nufilmuoti būtent prie visų žmonių, kad iš karto parašiau filmuoti, nes labai senai iš tikrųjų noriu filmuoti video. Ir žinot, ką yra sunkiausia sugalvoti, ką padaryti, tai tą pradžią. Kaip pradėti tą video, kaip jūs įvesti į jį, tai kadangi nieko nesugalvojau, tai tiesiog pradedu nepasidažius, nepasiruošus visiškai buitiška, tai norėčiau šiek tiek apie save papasakoti ir įvesti jūs į šitą kanalą. Tai, kaip ir sakiau, esu Kornelija, esu mama, esu žmona, gyvenu 4 metus jau Norvegijoje, esam su šeima emigravę. Kol kas planų į Lietuvą grįžti nėra, bet labai mylim Lietuvą, visai apie ją pagalvojam. Nežinau, patinka Norvegijoje gyventi, daug ką čia veikiam iš tikrųjų. Visas čia gyvenimas yra mūsų, vis tiek per 4 metus tikrai susikaupė daug visko. Ir dabar iš tikrųjų vaikštom su dukryte. Oras nėra pats geriausias, bet man patinka su ją pasivaikščioti, labai dažnai važiuojam visi 3 pasivaikščioti, tai kadangi vyrui reikėjo tokį mažą darbelį atlikti, tai nuvažiavom visi kartu, aš su dukryte vaikštau, o tėvelis dirba. Namo ir dabar yra bėda, kad Sofija miega, o mes ją, maudam apie 9:30 ir apie 10, 11 jau jinai mums turi visiškai miegoti, o dabar yra apie 7:30. Ir vaikas miega tiesiog. Tai čia yra žiūri dabar negerai, dabar viskas įsibalansuos ir kas svarbiausia, kad aš ją įdėjau į tą lovelę, kurioje jinai dažniausiai nemiega. Po kėdutės po lauko ir jinai dabar miega. Žodžiu, labai tikiuosi, kad jinai tuoj atsikels, dar pabudraus, išvargs ir užmėgs mums normaliai naktį, nes naktis turi būti naktis ir diena kaip sekasi, taip sekasi su miegu, bet naktis yra šventas reikalas, nes tada ilsis ir jinai, ilsimės ir mes ir ta rutina ir yra sukurta tam, kad būtų vaikų tiesiog gerai miegoti, kad mes galėtume miegoti kažkiek ir negalime jos pamesti, kad ir kiek ją dar trumpai vedame, bet vedame kiekvieną vakarą. Todėl jinai turi būti tokia, kokia yra mūsų sudėliota. Ir jinai dabar miega ir aš nežinau, kaip ją prikelti. Aš dažnai bandau, visai pažinau ten tos būdus, bet jinai nelabai nori kelti, žodžiu, vaikas tai bus bėdų šį vakarą, matau, bet patys pasidarėm, aišku, taip žinom, kad jinai miega labai gerai mašinoje ir lauke, tai, o namie ne. Tai žodžiu, dabar lauksiu, kol atsikels, žiūrėsiu, kokia čia situacija ir kaip čia šiandien seksis, turbūt vakaras bus linksmas. Labas rytas, tai šiandien yra penktadienis, dabar yra apie 9:30, tai kaip matėte susiruošiau, pasitikriau visus savo kremus, nusiprausiau, nes šiandien turiu vizitą pas chiropraktą 11:30, šiaip turėjau dar turėti vizitą pas manikiristę, bet jinai atšaukė, nes jos dukrytė serga. Tai žodžiu, susitrumpino mano diena. Tai turėjau viena važiuoti, bet nusprendėm važiuoti visi kartu, nes dar vyrui reikia iki prekybos centro, tai kol aš būsiu pas chiropraktą, jie pasivaikščios, o po to jau kaip aš iš jo išeisiu, visi susitiksim ir eisim kartu į prekybos centrą. Tai va. Tai vakaras nebuvo labai sunkus, iš tikrųjų netgi gana lengvas. Jinai po to paskutinio video atsikėlė gal po kokių 5 minučių, pavalgėm, po to pašokom su dainelėm, pabuvom, nusimaudėm ir jinai užmiego apie 10 valandą. Tai buvo labai daug. Žodžiu, mes jau išvažiavom, jau eisim link chiroprakto.
Namuose nieko nebefilmavau, nes kas turi vaikų, tai žino, kad įsiruošti iš namų nebe taip viskas greitai vyksta ir būna ir šarėlių ir visko, kol įdedam į kėdutę ir kol išvažiuojam, tai žodžiu dabar vyras su dukryte eis pasivaikščiot, o aš eisiu pas chiropraktą ir jo, nežinau, ką man ten šiandien darys. Yra problema pas mane ten su nugara po gimdymo, po nėštumo, yra ten visokių bedelių šiaip. Tai žiūrėsim, šiandien antras tais visitas, tai jau šiandien sakė, turėtų labiau viską pasižiūrėti, nes pirmas tas buvo labiau susipažinimas ir tiesiog truputėlį atlaužė man nugarą, nugaros viršų ir kaklą, bet daugiau nieko kaip ir nepadarė. Tai va, žiūrėsim, ką šiandien padarys. Aš esu jau po chiroprakto, reikės dar kartą ateiti ir dar kartą ateiti ir dar kartą ateiti. Žodžiu, jo, problemų daug, bet aš žinau, kad tų problemų daug, bet kažkaip galvau, kad viskas gal greičiau kažkaip, bet aišku, kaip aš šnekėjom su chiropraktu, kad ta bėda neatsirado per vieną dieną, tai mes jos ir ištaisyti per vieną dieną negalim. Tai žodžiu, eisiu dabar pas savo šeimyną. Jo, ištampė visą nugarą, tai biškį skauda. Tai va. Iš karto labai noriu atsiprašyti už garsą, bet pas mus siurblys važinėja, tai labai reikia, kad jis pavažinėtų, tai mes jį paliksim dabar. Esame jau grįžę šiaip kelias valandas, bet nieko nepafilmavau, nes šiaip iš tikrųjų mažytė nelabai tokia rami, man atrodo, kad jinai dar nori šiek tiek pamiegoti, nes tokia verkia dėl nieko realiai, tai dabar vyras jai keičia pampersą ir turbūt, kad bandysim ją užmigdyti. Tai va, tai esame grįžę apie kelias valandas, papietavom, pasėdėjom, pabuvom, žodžiu, pasižiūrėjom šiek tiek televizorių ir aš čia prisėdau, žodžiu. Tai be viso to, kad esu mama, žmona ir visa kita, dar labai mėgstu nerti. Tai yra mano dabar pagrindinis hobis. Ir žodžiu, jau dabar nunėriau vieną dalyką, tai vakar nunėriau šitą pintinę ir čia mano toks pirmas didelis darbas. Ta prasme, kad jau toksai, kur tu gali kažką padaryti daugiau su juo, ten pavyzdžiui, įsidėti raktus, kam aš jį ir pyniau, tai kad tiesiog susidėti raktus, kitus pavienius tiesiog buitiškus dalykus, nes visą laiką jie labai man visur trukdo, tai va tokią pintinę nunėriau tiesiog ir iš karto, kaip nunėriau kažką, iš karto pradėjau galvoti apie kitą projektą. Ir dabar pagalvojau, kad noriu vėl pradėti kažką kitą, bet turiu dar tiek siūlų nepanaudotų nuo šito, nes iš tikrųjų negalvojau, kad prireiks tais tokio vieno ir pusės. Tai aš galvoju pasidaryti tokių bet pavyzdžiui mažiukų ir įsidėti vatos diskelius, ausų krapštukus ir panašiai pasidėti savo makiažo stalo tiesiog. Tai va, tai žodžiu, galvoju pasidaryti tą, nes iš tikrųjų šitas, aš nežinau, kodėl aš būtent pasirinkau tokį siaubios spalvą, kur matosi ir visos bėdos ir viskas, bet man tiesiog nelabai gražiai pasirodė. Tai jo, tai dabar galvoju pasidaryti iš šitų dviejų kažką ir jo, kažkas gal išeis. Gal mažytė čia Bibi Bjornė šalia manęs, pagalvojau, kad parodysiu jums, kas šiandien išėjo iš to mano nerimo. Tai va, žodžiu, padarėm tokį. Visiškai aš netokio norėjau ir visiškai netokį įsivaizdavau ir jis čia net nesigavo, aš nežinau, ką čia net sudėti, aš galvoju gal sudėti savo visas reikmenis, kurias turiu būtent nerimui skirtas, ten pavyzdžiui, adatėlės, vašelius, nes jau jų prisikaupė, nes vis skirtingams mano įsvajotiems projektams vis reikia vis kitokio, tai vis perku ir perku. Tai žodžiu, pagalvojau gal tą bandyti. Ir žodžiu, arba nežinau, ką dar galima čia susidėti, nežinau, į tokį mažiuką. Tai va, tai šiandien toks, tai aš manau, čia kaip kepurė, ta prasme, atrodo. Aš nežinau.
Tai va, žodžiu, tai turim tokį ir nežinau, ką su juo daryti. Gal pasidėti, pavyzdžiui, ant kavos staliukų ir, pavyzdžiui, va, turim 2 distancinius, pavyzdžiui, distancinius. O tai kaip čia atrodys, prasme? Taigi, sveiki, porą dienų buvau dingus. Tai buvo tai sunki diena, tai sunkus vakaras ir tiesiog tai kažkaip gavosi, kad šiandien yra sekmadienis. Ir mes su vyru buvom prie vandens, pasivaikščiojom su dukrytė ir panašiai. Ir taip pasidėjom ir galvojom, o davai pasidarom tokią trumpą kelionę ir pavažiuojam kažkur toliau. O tas, pavyzdžiui, kelias valandas toliau. Tai taip tariam, taip ir padarėm, žodžiu. Ir dabar aš ruošiuosi, šiek tiek noriu pasitvarkyti namus, kad po tos kelionės grįžus, kad būtų tiesiog fainiau namie, nes, nežinot, kaip yra lėliukas mažas, tai taip viską prabėgom. Tai dabar irgi noriu viską prabėgom, pasileisti siurblį ir tiesiog, kad būtų tvarkinga ir malonu grįžti po to namo. Šiaip nėra čia nieko netvarkingo, bet tiesiog, virtuvėje visokių dalykėlių stovi, tai tiesiog noriu juos greitai susidėti. Ir tada susidėti dukrytės daiktus ir tada važiuosim be nakvynės, be nieko, tiesiog trumpam, pabūti kažkur, pamatyti kažką ir pasibūti kartu visiems kaip šeima. Pasimsim šunis ir, žodžiu, važiuosim visi. Šunis, kuris važiuosit? Mes jau pakely, kol susirašėm, kol ką buvo žiauriai sunku iš tikrųjų Sofiją prikelti, o norėjom, kad, pamaitinti, pakeisti pampersą, kad nebūtų kelyje bėdų. Tai va, tai jau įsirašėm, dar sustosim iki parduotuvės nusipirkti, štai servetėlių reikia. Tai va, šunis vietoj, vaikas vietoj, visi vietoj, žodžiu, važiuojam, labai geras oras. Atliekam mamos darbus, mažytė atsikėlė, dabar yra apie 6 valandos, mes jau esame vietoje, bet mažytė dabar valgo. Tai pažiūrėsim, kada čia mes išeisim ir kaip čia viskas. Tai va, žodžiu, tai gal ilgiau įsitęsim. Mūsų planas buvo būti čia prieš valandą. Mes jau esam pakely namo, bet dabar sustojom dar pavalgyti, dar reikėjo pakeisti Sofijai pampersą, ją pamaitinti, tai dabar jinai valgo, pakeitėm pampersą, sutvarkėm viską ir dabar patys sustojom Burger Kingą pavalgyti. Dar laukia apie 2 valandos kelio namo, dar pasikrausim mašiną, tai žodžiu būsim naktį namuose, nežinau, kaip bus su miegu naktiniu, net neįsivaizduoju, kokie šiandien bus reikalai. Bet šiaip labai smagiai pasibuvom, labai buvo gražu, buvo žiauriai geras oras ir šiaip buvo labai fainai, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad nuvažiavom. Dabar jau tamsu, jau nieko nebematyt ir jo, viskas. Diena šiandien mūsų baigta. Sveiki, šiandien yra pirmadienis, dabar yra 11 valanda dienos. Važiuojam į Oslą pasimti paso. Ir po to turėsiu vizitą pas chiropraktą. Vakar naktis nelabai buvo gera, bet ne dėl to, kad mažytį kažkas buvo. Mažytį išmiegojo puikiai, visas buvo gerai, biškį bereik, o nervalvausi. Bet aš kelias valandas tiesiog turėjau nesveiką šono skausmą, bet aš dėl to ir einu pas chiropraktą, nes kažkas trukdo mano šonkauliams, nugaroj, žodžiu, ir man būna tokie epizodai, kur man žiauriai skauda ir nieks nepadeda, žodžiu. Ten skausminamieji šiek tiek padeda, bet kol jie pradeda veikti ir kol pradeda viskas man ten darytis, labai reikia daug iškentėti. Tai va, tai nelabai smagu buvo, žodžiu, prasikankinau tikrai, bet po to suveikė vaistai, galėjau šiek tiek užmigti, bet vis tiek buvo naktis tokia bemiegė, tai nelabai šiandien man yra diena, bet, su vaiku, kaip esi, tai visą laiką turi būti geros nuotaikos, tau nieko negali skaudėti, nes yra mažytis, kurią reikia pasirūpinti. Tai važiuojam į Oslą, po to pas chiropraktą, žodžiu, vėl kelyje. Aš
Aš atvažiavau pas chiropraktą ir dabar liko iki chiroprakto gal 15 minučių, tai mane visą laiką arba laiku priima, arba dar reikia palaukti. Praeitą kartą reikia laukti 30 minučių. Tas iš tikrųjų nelabai fainai, bet iš tikrųjų dar dėl šito chiroprakto reikės dar iš tikrųjų man pagalvoti, nes jau 3 kartas, kad aš pas jį einu ir man atrodo, kad man tik blogėja ir kad jis niekada nepasižiūri manęs iki galo ir kas man iš tikrųjų yra. Aš atrodo visai, kad prašau jo pažiūrėti kelias dalykus, o jis atrodo, kad ignoruoja tą mano pasakymą, tai man tas labai nepatinka, nes tai yra tikrai brangu, už 15 minučių susimokėti reikia tikrai didelius pinigus, o jeigu jisai nieko nepadeda ir mane palaiko tik 15 minučių, tai aš tikrai nesiruošiu čia daugiau eiti ir jau geriau pasiieškosiu kažkokios kitos tos pagalbos. Šiai vyras sako, kad aš susirašiau kokį kitą chiropraktą čia, nes, čia, prasme, yra kokie gal 10 jų ar kažkas, taip grinai visi kabinetai įsidėstė su skirtingais chiropraktais ir sako, paprašyk tiesiog kito, man atrodo, žiūrėjau, nejauku. Atrodo tiesiog nejauku toje pačioj erdvėje, tam pačiu darbe, kur jie visi šneka ir panašiai, ieškotis kito, bet aišku, jeigu man jisai netinka, tai va, žodžiu, tai nežinau, ką šį kartą darysim, turbūt vėl nieko. Bet tikiuosi, gal šį kartą bus visai viskas gerai, nežinau, gal, ta prasme, gal kažkas pasikeis, gal jam reikėjo poros vizitų, tiesiog pasižiūrėti, kaip man yra, kas man yra, kokia situacija, susipažinti gal šiek tiek su mano kūnu labiau ir gal šiandien jau kažką pradėsim daugiau, aš labai tikiuosi, papasakosiu jums po. Tai žodžiu, kol čia mažiukė yra arti manęs ir ramiai būna, aš galvoju jums papasakosiu, kaip sekėsi šiandien pas chiropraktą. Tai šiandien visiškai nevėlavo, tas labai patiko, nes praeitą kartą tikrai reikėjo labai ilgai laukti ir tas nepatiko, nes tiek aš turiu mažą vaiką, tai labai man pasiskubėti namo, pas šeimą. Ir, panašiai, aš nelabai nefainai, kai vėluoja daktarai. Šiandien pažiūrėjo ir krūtinės ląstą, ir plumai daug nugaros žiūrėjo, ten visokių adatėlių, badė ir, žodžiu, viską žiūrėjo. Ir dabar reikės pasietikti kitą pirmadienį. Bet kaip jisai ir sakė, kad po gimdymo tiesiog taip yra, kitos atsigauna lengviau, kitos ne. Tai vis tiek duoda daug kas ir ta epiduras, ir visokie skatinimai ir visi kiti dalykai, kas tikrai lėtina tą atsistatymą tokį greitą. Vien, kad mano nėštumas buvo labai sunkus ir panašiai, kad buvo visokių problemyčių ir man šiaip geležis labai trūko, man anemija buvo, tai tokie dalykai susideda, kad esam tokiai situacijai, kokiai esam. Bet duok Dieve, kad jisai mane ištaisytų, kad viskas tiesiog greičiau praeitų ir kad jausčiausi vėl savim, nors nežinau, ar kažkada grįšiu tą senąją save, nes labai myliu ir dabartinę save, tai realiai, čia tokie vat. Šiaip šito video dar nemontavau ir toks kaip pirmas video gavosi labai ilgas ir apie viską. Realiai net nėra tokios didelės temos, bet aš norėjau, kad toks pirmas video būtų, kad matytumėt maždaug kaip aš gyvenu, ką aš veikiu ir kaip viskas čia sekasi mums ir tikiuosi, kad jums buvo įdomu, kad žiūrėjote, nežinau, gal nuo fono pasileidę ar šiaip, bet aš ir norėčiau kurti tokius video, tiesiog rodant savo netobulą kasdienybę, tiesiog buvimą su vaiku, su šeima. Apie tai ir yra dabar mano gyvenimas ir nieko nekeišiu ir kaip yra, taip yra. Taip yra viskas tiesiog nuostabu ir toks yra mano gyvenimas ir tokio gyvenimo aš vis tiek ir norėjau, tiesiog norėjau savo šeimos ir tai iš tikrųjų šeima yra mano didžiausia dovana. Čia va tokie pamąstymai mano 3 valandos dienos, iš tikrųjų daugiau nežinau, ką šiandien veiksim, šiandien vyras turi treniruotę, mes kartais, šiaip aš anksčiau visą laiką važiuodavau kartu su juo pasižiūrėti jo treniruočių, kaip galėdavau ir būdavo sveikatos, kai buvau nenešė, tai lankydavau pati kickboksą, bet per nėštumą, aišku, jį mečiau, nes niekas negali daužyti mane pilvą. Tai va, tai buvom ir su dukrytė vieną kartą pažiūrėti, jai labai patiko, ką ten žmonės ir tėtis veikia, tai nežinau, jeigu šiandien bus labai jeigu bus gera nuotaika, tai gal šiandien vėl kartu su vyru nuvažiuosim į treniruotę. Šiaip šitas video toks gavosi žiauriai sumaišytas ir tikiuosi, kad viską suprantate ir pagaunate, kas čia vyksta, kaip čia vyksta, nes vis tiek pirmas video ir jisai toksai yra apie viską, daug visko labai ir panašiai, tai tikiuosi, kad jums nėra labai jo neįdomu žiūrėti. Labai bandau nedaryti daug tokių kalbėjimų, nežinau, kad jie niekam nėra įdomus, bet šiaip, jeigu turite kažkokių klausimų, tai lauksiu jų komentaruose arba savo Instagrame galite visą užeiti, paklausti kažko ir su mielu noru atsakysiu. Jūs pažiūrėkit, kokį aš darbą padariau.
prasme, Sofijos iššaukti rūbeliai. Džemperiai. Kelnės ir džinsai. Vasara. Ta prasme, čia iššaukti, tai čia buvo liūdna labai, o čia yra jau tokie didesni, kur jau dabar niek neuždėsi, gal žiemą va džemperius uždėsi, gal dar net ne. Čia kelnes iš viso jaučiu, kad kitai, per daug didelių rūbų turim, žodžiu. Tai kad man jie nesimaišytų, kasdienai tiesiog aš noriu jų atsikratyti, išsinešti į rūsį. Tai va, ir turim vasarą, tai vasarą čia kitais metais jau net, jau šiemet nebeuždėsim niekaip. Aplamai sutvarkiau ir dukriuko kambarį, pakeičiau ir patalynę, ir padėjau kaldrytę. Tai va, tai mameliai belė kaip dabar susuko nugarytę, tai nežinau, eisim gal biškį pailsėti. Jeigu mažytė leis, nes šiaip jinai nelabai mėgsta dieną ilsėtis ir leisti ilsėtis kitiems, tai pasižiūrėsim, kaip čia bus, dar reikia pasikeisti patalynę, žodžiu, dar daug darbų. Išėjom su šeimyna pasivažiuoti po savo kaimo. Labas rytas. Šiandien yra antradienis ir manau, kad atėjo jau pas laikas uždaryti šį video. Tai ačiū labai Jums, kad peržiūrėjote šį video iki galo, kad buvote su manim šią visą savaitę ir tikiuosi susitiksim jau greitai mano kitose video. Iki.